Turiu nuostabų klausimą. Ir klausia manęs viena iš moterų, kurios stebi mane YouTube kanale. Ką daryti, jei vyras neturi pakankamai pinigų moters poreikiams? Tai labai ačiū už klausimą ir kuo daugiau klausite, tuo daugiau galėsiu pasitarnauti ir atsakyti į klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jeigu vyras neturi pakankamai pinigų mano poreikiams, aš kaip moteris turėčiau pasirūpinti savo poreikiais pati. Ar visiškai tikrai ne, tiesiog stebėti ir kalbėti santykiuose, kur mes link einame. Ar pas vyrą iš vis yra noras pasirūpinti savo moterimi? Ar iš vis pas jį gimsta tas toks vidinis instinktas įgyvendinti jos visus poreikius? Nes gali būti dažnai moteris, jeigu pereina į mažos mergaitės poziciją, jinai tik trepsi kojelę, man reikia to, man reikia no, man reikia trečio ir užmiršta, kad santykiuose yra du suaugę žmonės - ir vyras, ir moteris. Ir jeigu aš kažką noriu gauti, aš tiesiog turiu ir duoti. Ir dažniausiai tai būna moteriška energija. Ir ta moteriška energija pasireiškia labai skirtingai. Ir žinoma, pagal skirtingus vyrus jos reikia šiek tiek skirtingai. Kažkam tai svarbu, kad namai būtų pasirūpinta namais, vaikais, galbūt maistu. Kitam vyrui bus labai svarbu, kad jis būtų palaikomas, įkvepiamas, kad jeigu jis sugalvoja kažkokią idėją ir kad ta moteris jį palaikytų, o ne užneigtų, ką tu čia vėl sugalvoji, ko tau čia reikia, tu vėl prisimastai nesąmonių momentai. Tai jeigu aš partnerystėje vyrui duodu tai, ko jam reikia, natūraliai jisai norės asistuoti, natūraliai jisai norės manimi pasirūpinti ir suteikti tai, ko aš noriu. O pačioje pradžioje labai svarbu moteriai atkreipti dėmesį į tai, kad ne auginti savyje kažkokių nuoskaudų, va, jisai neturi pakankamai pinigų mano visiems poreikiams. Vadinasi, aš pasirūpinu pati savo poreikiais, tačiau matau ir jaučiu, kad kaip moteris norėčiau santykių tokių, jog vyras pasirūpintų mano poreikis, nupirktų gražią suknelę, kad aš galėčiau pasipuošti, kažkur išvažiuotume patostogauti, romantiškai praleisti laiką. Ir aš matau šitą viziją ir keliauju link šitos vizijos, kalbėdama, bendraudama su vyru, spręsdama tam tikras situacijas. Nes jeigu aš gyvenu tik tais iliuzijoje ir nieko dėl to nedarau, tai paskui ta iliuzija ir sudega ir sudegina mane. Tai svarbus dar irgi svarbu partnerystėje pamatyti, kokia yra priežastis, kad vyras neturi pinigų, nes tikrai tų priežasčių būna ne viena. Kartais viena iš didžiausių priežasčių būna, kad moteris yra atėmusi vyrišką potencialą ir viską gali pati, ir viską nori pati, ir viską jinai pati. Ir tada tas vyro potencialas klestėti, turėti daug materijos aplink save kažkaip dingsta. Tai svarbu yra tas balansas, o į jį įsigilinti, jį išsiaiškinti padeda moters energijos psichologija.